Sveiki, aš esu Aleksandras Nemunaitis. Ačiū, kad užsukote į mano YouTube kanalą. Šį kanalą seka jau beveik 6000 žmonių. Kviečiu prenumeruoti, jeigu iki šiol to nesate padarę. Šiandien kalbėsime tikrai įdomią ir aštrią temą. Ar Dalia Grybauskaitė ketina grįžti į politiką, bent jau ar mes matome tokius požymius. Sveikinusi su svečiu Kastyčiu Braziuliu. Sveiki. Labą. Sveiki. Sutapo mūsų mintis, aš pats esu pastebėjęs prieš kurį laiką, kad lik matau požymių, kad Dalia Grybauskaitė pasisako dažniau ir dažniau yra kviečiama pas Kastytį jo YouTube kanale, irgi pamačiau laidą, kad jis irgi mato tame požymių ir apie tai ir norėčiau pasikalbėti. Ar kokie tie požymiai, ką jūs matote Kastytį, kas jūs verčia galvoti, kad galimai Dalia Grybauskaitė svarsto apie grįžimą į politiką? Na, pirmas dalykas, tai man tokia mintis kilo ir, kaip sakant, užvedė ant takelio patyrinėti, pasiaiškinti, pasižiūrėti giliau ir pavertinti tą situaciją. Tai, kad buvo užkurta teisėsauga. Užkurta, tai reiškia, jinai pradėjo daug ikiteisminių tyrimų šiais metais. Ir tie ikiteisminiai tyrimai yra nukreipti į įvairių skirtingų politinių partijų narius, nesiskaitant, ar tai opozicija, ar tai valdantieji, ar kiti. Ir kas čia įvyko, klausimas. Kadangi aš pats dirbęs teisėsaugoje, žinau, kaip ten procesai vyksta, tai man buvo keista, kas atsitiko. Tai pirmas dalykas, pagalvoju apie tai, kad, pavyzdžiui, paimkime vidurinį grandį teisėsaugos pareigūnų, kurie būtent patys konkrečiai atlieka tyrimą ir tyria tuos nusikaltimus. Ir jie žino, kas vyksta, kas darosi, ir jie nori to kraujo. Kraujo, tai aš turiu omeny, jie nori, kad būtų atsakomybė, jie nori pradėti ikiteisminius tyrimus, jie nori nusikaltusius asmenis patraukti būtent atsakomybę. Tačiau jie negali. Jie neturi tokių teisių, jie neturi tokių galių. Jiems reikia eiti pas savo vadovą, gauti leidimą, vadovas turi eiti pas savo aukštesnį vadovą, aukštesnis vadovas pas aukščiausią vadovą, po to į prokuratūrą ir taip toliau, taip toliau. Tai yra tokia virvutė, kurie praktiškai neįmanoma. Jie negavę leidimo, jie tyrimo nepradės. Mes šitą dalį atmeskime, reiškia, ne jie inicijavo ir užkūrė tas tyrimus. Antras dalykas, vadovai, aukščiausi vadovai institucijų, reiškia, jiems kažkas atsitiko, nieko nesitiko per 10 metų, o dabar atsitiko kažkas ir jie pradėjo tyrimus. Ir vieni, ir kiti, treti, ketvirti. Čia tarp kitko skirtingos tarnybos irgi reikia pažymėti. Tiek STT, tiek FNTT, tiek Generalinė prokuratūra. Visos tos abreviatūros, kurias mes žinom, tarsime, jie iš tikrųjų, paskutiniai gal 12 mėnesių, tai yra tokie įspūdingi. Ir vienu metu, kažkas atsitiko. Reiškia, jie turi tokią galimybę. Ir jie gali sakyti savo pavaldiniams, susipažinę su tyrimo medžiaga, su operatyvinė medžiaga, tenais yra nustatyti galimi nusikaltimo požymiai. Pradėkite ikiteisinį tyrimą. Viską imkitės vyrai ir tirkit. Bet jie to nedarys, kadangi jie yra priklausomi ir jie yra pažeidžiami. Ką reiškia priklausomi? Priklausomi reiškia tai, kad jie puikiai žino, kad jeigu jie pradės tyrimą, tas tyrimas pakenks kažkieno tai interesams, kurie yra labai svarbus. Pavyzdžiui, prezidentų, pavyzdžiui, politinėms partijoms, kurios turi įtaką, interesų grupės, kurios yra labai stiprios. Tai jisai neteks posto po metų, po 3 mėnesių neturi reikšmės ir jisai neteks jokių postų toliau ateityje. Jam, kaip vadina, auksinio parašuto niekas nesuteiks. Bet čia vilko bilietą, jeigu jau kalbam aforizmais, tai vilko bilietą, reiškia be galimybės grįžti į sistemą. Be galimybės grįžti į sistemą ir be galimybės uždirbti lengvus pinigus, gauti pajamas, ramiai savo gyventi. Visi jie šitą puikiai žino ir niekas taip nesielgs. Kitas dalykas, niekada nebus paskirtas šias pareigas, atsakingas pareigas, kur gali priimti tokį sprendimą ir padėti savarankiškai tyrimą, žmogus, kuris yra sąžiningas ir kuris ruošiasi ginti viešą interesą. Šitoj sistemoje toks žmogus yra laikomas didelė grėsme ir pavojų visuomeniai, jiems, ne sistemai, ir pavojų. Jo neprileis, nes jisai gali pridaryti daug problemų. Tai reiškia, mes atmetam aukščiausius vadovus, einam toliau, kas kitas gali užkurti. Prezidentas. Mūsų prezidentas. Bet čia dabar susiduriam su tokiu klausimu, o kas jam atsitiko? Jisai juk antrą kadenciją vyksta. Įpusėjus. Aš sakyčiau, jisai laimėjo rinkimus, jisai pradėjo dabar eiti prezidento pareigas
Ir jisai ėmėsi veiksmų kovos prieš korupciją, prieš sisteminius dalykus. Jis nori juos panaikinti. Tačiau mes jį matom jau 5-6 metai ir nieko nebuvo to, o dabar 2026 metais kažkas įvyko. Miegojo, atsikėlė po naujų metų ir nusprendė užkurti teisėsaugą. Kažkas ne taip. Kitas dalykas, mes matome, kad mūsų prezidentas iš tikrųjų nėra to charakterio žmogus, kuris valdytų. Bet mane tiesiog pribluškė tą informaciją, kada sako, kad apie skandalą, apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, apie informacijos nusiurbimą registrų centre, prezidentas nebuvo informuotas. Teisėsauga, kuri jam atskaitinga, teisėsaugos vadovas, kuris praktiškai jisai skiria, jo neinformuoja. Man keista, tai reiškia, tai reiškia, ne jisai valdo teisėsaugą. Taip, ne jisai valdo teisėsaugą. Teisėsaugą, matyt, nelabai ir klausytų. Jis nėra to charakterio, to stipraus charakterio, to imtas. Reiškia, irgi jį atidedam į šalį. Bet šiaip dovanokit, biškai padarysiu irgi intarpą. Tai Grunskienė, taigi iš tikrųjų jo skirta generalinė prokurorė, tiksliau skiria Seimas, bet prezidento teikimu ir antrai kadencijai. Ir dabar Grunskienė, kuri irgi dabar liudija, pasakoja visiems, kad jau anksčiau žinojo, leido ir skelbtos duomenės. Paties prezidento neinformavo. Paties prezidento neinformavo. Tada kyla klausimas, o kas tas, kuris inicijavo, kas tas, kuris turi tokią galią didelę ir gali nukreipti teisėsaugą ir vieną, ir kitą, ir trečią, ketvirtą dirbti, ir prokuratūrą tame tarpe. Ir tada mes prieinam prie to, kas veikia krūmuose, kaip aš šešėlėje, ta grupė. Ir mes matom, mes žinome, kad nuo Dalios Grybauskaitės įvyko kardinalūs pasikeitimai ir jos valdymo metu įsitvirtino tam tikri grupės, interesų grupė, taip pavadinkime interesų grupės, energetikos srity, žiniasklaidos srity, kitose srityse, kurie pirmas dalykas kontroliuoja milžiniškus finansinius srautus. Pavyzdžiui, gali sudaryti kontraktą su jumis. Sakyti, jums reikia 900 000 kontraktas dėl kažkokių tai viešųjų ryšių arba konsultacijos arba tyrimo kažkokio tai atlikimo tenais ir taip toliau. Jie turi teisę. Jie gali suteikti darbą, pavyzdžiui, kažkokiam tai Jonui Jonaičiui ir skirti jam atlyginimą 6 000 eurų per mėnesį, pavyzdžiui, ten tvarumo skyriaus vadovas. Taip, energetikoje yra tokia tvarumo skyriaus. Suprantu, juokingi dabar galima prisigalvoti visokių pareigybių. Taip, jokių problemų. Jie tai gali. Ir jie valdo finansinius srautus. Ir jie nukreipia dalį tų finansinių srautų savo kišenę. Jie gauna pajamas. Ir per tuos metus, ilgus metus, jie išlaikė poziciją. Dalios Grybauskaitės neliko, liko Nausėda. Tada klausimas, galvojau, o tai kaip Nausėda atėjo? Jisai pats savarankiškai nusprendė tapti prezidentu, ar jį inicijavo šitą grupuotę? Ir tada iškilo atsakymas, pranešėjas, Seimo tyrimas ir taip toliau. Ir ten kalba... Jeigu galite irgi priminkit kontekstą. Aš tiesiog pastebiu, kad žmonės, jie neprisimena... Taip, metų dviejų, nesupykit gerbėmiai, bet tiesiog taip yra. Metų dviejus įvykius, senumo įvykius, taip, jau sunkiai prisimenam. Jeigu kažkas toliau, tai reikia bent jau priminti kontekstą. Esmė yra tokia, kad prezidentas buvo kaltinamas, toje knygoje pranešėjo ir Seimo tyrime, kada aiškinosi, tuo, kad jisai, būdamas kandidatu, ne prezidentu, kandidatu į prezidentus, kaip ir visai eilė kitų, jisai kreipėsi, arba jo atstovas kažkoks tai, kreipėsi į Valstybės saugumo departamento generalinį direktorių, Jauniškį, ar pavaduotoją, ar Jauniškį, prašydamas patikrink mano aplinką ir mano rėmėjus tie, kurie duoda man pinigų. Aš noriu žiūrėti, ir Jauniškis sako, taip, aš vykdau jūsų kandidatę į prezidentus užduotį. Tada ateina kiti 3-4 kandidatai ir jie prašo, juos visus išvėja lauk. Nesam, kažkas ne taip. Jis kandidatas neturi tokių galiojimų. Jauniškis, jeigu jis pas jį ateitų, arba nedaug dievė atsiųstų savo kažkokį tai patikėtinį, viešųjų ryšių atstovą ar ką, tai jisai po tokio prašymo generolas Jauniškis pasiūstų jį ant 3 raidžių. 100%. Sakytų, aš nedarysiu nusikaltimo dėl kandidato į prezidentus. Kodėl aš turiu tą daryti? Taip. Reiškiasi,
Jisai nedavė tos užduoties. Pati VSD gali inicijuoti tokį dalyką. Pati VSD gali. Nes iš tikrųjų, kad mato gal kažkoks antivalstybinis elementas bando ateiti į aukščiausią valdžią, kad pati VSD gali pradėti tikrinti aplinką, kad man būtų visiškai natūralu. Jo, bet čia kita kalba. Taip. Čia kita kalba. Bet čia formuoja užduotį, kažkas atlieka tą užduotį ir informaciją pateikia tenais. Va tam štabui. Arba dar kažkur kitur. Tada iškyla klausimas, o kas gali duoti užduotį? Kas gali pasakyti generolui VSD ir jisai sakys, taip, aš vykdau. Ir aš darau. Ir jeigu tikėti to pranešėjo, kuris sakė, kad tai buvo daroma neteisėtai, iš tikrųjų tai pagrindų nėra, koks čia pagrindas, kad aš kandidatas tikrink, rink informaciją apie privatų gyvenimą kitų asmenų, kurie supa mane. Tai yra nusikalstama veikla, neteisėta veikla. Ir jeigu tai yra teisybė, tai Seimas laikinoji komisija nustatinėjo šitą, nežinau, visuomenė pilnai jie nesupažindino, norėjo sunaikinti informaciją ir taip toliau. Tai tada kas galėjo tokį nurodymą duoti. Ir vienintelis žmogus, kuriam galėjo paklusti saugumo departamento vadovas ir daryti šios veiksmus. Tai yra prezidentas. Tai yra prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tuo metu. Buvusi prezidentė. Niekas negalėjo įsivaizduoti, kad prezidentės nurodymų nevykdyti tuo metu. Tai taip. Iš kitos pusės, interesų grupė, kuri suinteresuota, kad būtų jų prezidentas, jie nori turėti prezidentą, kuris būtų pažeidžiamas. Čia natūralu, tai normalu, pažeidžiamas, nes jį reikia tampyti už virvučių, jis gali sakyti, atsiprašau, mane išrinko ir jūs dabar reikit velniop. Ne, turi pasilikti kažkiek virvučių. Tai tas patikrinimas reikalingas tam, kad būtų virvutės, ten, kas finansavo ten, pavyzdžiui, Baltarusijos trąšų, ten, kaip čia buvo ištraukti tos kortos. Paskui buvo mesta korta apie tai, kad jisai pasirodo komunistas, nieko baisaus, komunistas, čia pusė Lietuvos, daugiau negu pusė Lietuvos komunistais buvo. Bet įstojo tuo metu, irgi nieko baisaus, tiek to, taip morališkai jau yra. Bet pamelavo anketo neįrašė. Va čia yra esmė. Už melagystę gali būti apkalta pradėta. Aš mėgstu tą pavyzdį irgi sakyti, ar prisiminat, kodėl ir Clintonas gavo apkaltą. Ne dėl to, kad ten po stalu jam asistentė asistavo, o dėl to, kad neprisipažino ir melavo. Taip, dėl melagys. O tai labai svarbu, tokiam poste einant tai yra labai svarbu. Ir tada iškyla klausimas, kad reiškiasi ta grupė interesų, kur yra šešėlė prezidento. Dabar, kad prezidentas kartais elgiasi mums nesuprantamai, paimkime tai, kad tikriausiai jam įtaką daro, tai pasižiūrėkime didelę kovą dėl energetikos ministro. Jis praktiškai buvo pasirengęs aukoti savo reputaciją, daryti bet ką, tam, kad būtų išlaikytas postas tam žmogui, kuriam reikia energetikų. Vaičiūno. Jis viską darė. Tai rodo... Taip, kad žiniasklaida nelabai akcentavo tokio dalyko. Aš irgi mačiau šitą kovą, man buvo keista, kodėl būtent šitas, aš turėjau atsakymą savo, bet tas nebuvo akcentuota žiniasklaidai. Žiniasklaida, žinom, kas yra žiniasklaida. Žiniasklaida ir kurį dirba, ir kam dirba, ir ką palaiko. Ir didžioji kova žiniasklaidos dėl LRT, tai yra dar kitas, mes prieisim prie to dalyko. Ir čia dabar kalbu dėl ko užkurta. Ir dabar kodėl. Ir dabar įsivaizduokime tą grupę žmonių. Jie nėra ten kažkokia tai grupė veikianti, kaip susitinka kiekvieną dieną, ten geria kavą, ten yra kur kas sudėtingiau. Grupė asmenų, kurie turi tą interesą, jie mato situaciją Lietuvoje. Jie prie Šimonytės, prie Skvernelio, tai jie situaciją valdė. Artūras Paulauskas, buvęs Seimo pirmininkas, pats laidoje vienoje aiškino taip, kad jisai mato Skvernelio vyriausybėje 5 Grybauskaitės žmonės, ministrais. Jisai klausė, kodėl gerbiamas Sauliau, tu priimi ne savo žmonės, o kitų. Taip reikia. Tai atsakymas buvo panašiai toks. Taip reikia. Kodėl? Bet reiškia, įtaka išlaikyta, nors laimėjo kiti įtaka. Atėjo kita vyriausybė, Šimonytės, ten net kalbos nėra, ten konservatorių, ten viskas yra sustiguoti, ten viskas išlaikyta situacija. O dabar ateina kita ir jie turi 2 metus grumtynės dėl vietos pasaulyje. Jiems iškilo grėsmė. Jie nesuvaldė politinės situacijos Seime, politinių partijų, nesuvaldo, kadangi ten Nemuno aušra, dar kiti kelia daug klausimų, atsirado konkurentai. Konkurentai, kurie kelia grėsmę. Ir jie mato, kad Seime politinių partijų nesuvaldys. Jie mato vienintelį šitai pagrindinę, tai kad prezidento postas yra esmė.
nes jis valgo jėgos struktūras, jis valgo teismus ir taip toliau. Ir čia reikia šito posto niekam neatiduoti. Tai dėl to jie nusprendžia padaryti tokią situaciją, čia yra versija užkurti teisėsaugą ir visus kitus dalykus užkurti tam, kad parodyt, kokia yra didelė betvarkė Lietuvoje, kad politinės partijomis negalima pasitikėti, jos visos yra kyšininkai, paskendę korupcijoje, sisteminiai korupcijoje ir būtina Lietuvai įvesti tvarką. Nes čia bus toj bėda. Ir reikalingi gelbėtojai. Ir tada logiška. Reikia sukelti Lietuvoje chaosą, tam, kad iškiltų visuomenės poreikis tvirtai rankai, o pas mus tvirtą ranką turi vienintelis žinomas žmogus Dalia Grybauskaitė. Ir šitam kontekste, kurgi aš dabar nupasakojau, išeina dokumentinis filmas LRT Bambagyslė, kuriame parodo, kad gelbėtoje Lietuvos, kada Lietuvai jau buvo iškilusi viena grėsmė, labai grėsmė didelė, kaip jie patys įvardė, egzistencinė Lietuvai grėsmė, jie išgelbėjo. Jie atėjo gelbėtojai ir jie išgelbėjo. Grybauskaitė su savo komanda išgelbėjo Lietuvą ir Lietuvos nepriklausomybė atnešė ir įteikė ją tautai. Beje, dokumentinis filmas pasirodė visai neseniai. Jis pasirodė neseniai, jis pasirodė šiuo metu. Apie dokumentinį filmą galėsime, jeigu bus laiko, keletą pastabų pasakysiu savo, kas ten įdomaus buvo pasakyta, bet esmė yra tokia. Yra gelbėtojai. Buvo kilusi grėsmė, yra tas, kuris išgelbėjo. Antras dalykas, mes matom, kada buvo šitą renginys, milžiniškas renginys, labai didelis ir paskutinėmis dienomis, paskutiniu akordu išeina buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, ne dabartinis prezidentas Nausėdas, ir ten ovacijos, aišku, daug dalykų, kaip sako vieni kiti, čia galima tikėti, netikėti, bet surežisuoti tokios dalykus yra labai paprasta, o žmonės pasiduoda masiniai psichozijai, kiti, ten jeigu 20 įstojo, kiti vėlgi stojasi. Čia kita kalba, ne apie tai. Bet buvo iš karto pranešimų šurpuliukai, kai pasirodo toks žmogus, tai visiems šurpuliukai ir visi tiesiog Dievas pasirodė. Tai yra pateikiama taip, yra parodoma taip, yra toks kūriama visuomenės informuojama nuomonė. Tai kitas dalykas. Dabar kitas kova dėl LRT požymis. Ką reiškia kova jiems prarasti LRT? Prarasti savo įtakotukus, prarasti milijonus, kurie finansuojami, prarasti galimybę skleisti per tą eterį tą žinią, kurie jiems reikalinga, Bambagyslė, dokumentinį filmą, kitus, ir neleisti tos jiems neigiamos informacijos yra esmė. Jeigu jie praras, tai jie turės didelę problemą. Ir jie darys viską tam, kad neprarastų. Ir dėl to mes matome demonstracijos ir visa kita. Jie skirs begalę pinigų tam, kad išlaikytų. Ir kitas požymis yra tai, kad Ulbinaitės pataisos. Juk dabar tie laikai, kad ne taip kaip anksčiau buvo ten viena televizija, 2 televizijos, 3 televizijos, jas užėmė, paėmė, prispaudė visiems ir eina tokia žinia, kokia tau reikalinga eiti. Dabar yra YouTube'as, dabar yra socialiniai tinklai, per kuriuos žmonės turi savo kanalus, jie teikia savo informaciją, teikia vertinimus ir taip toliau. Ir tie vertinimai neatitinka. Tie vertinimai kelia grėsmę, juos reikia užkimšti, uždaryti, o kaip? Nėra galimybių. Tada išeina Seimo narė Ulbinaitė ir pasiūlo įstatymo pataisas, kuriomis uždrausti, nutraukti, skirti didelės baudas, pradėti čia bus tiesiog pavadinta dezinformacija. Taip, tai nesvarbu, dezinformacija, melaginga informacija, kuri nori suklaidinti žmonės. Viskas. Pateikti nepatikimi duomenys. Viskas. Ir žmogui pradės ikiteisminį tyrimą, nutrauks jo veiklą. Ir taip, jie negali nutraukti socialinio tinklo, nes socialinis tinklų reikia įrodyti. Ten Facebook'ui, YouTube'ui, kad tavo kanalą uždarytų, kad tu kažką negerai darai. Šito negali padaryti. Jie žmogus gaus nuobaudą, net nenuobaudą, ten baudžiamoji atsakomybė numatyti. Jie ten svajoja apie tai, kad jeigu jie mato, kad, paimkim kažkokį tai pavyzdį, žmogus kalba ne taip, kaip reikia, jie kreipiasi į YouTube tai Google, ir prašo, kad tą kanalą uždarytų Google. Jeigu jie neuždaro per 10 dienų, tai tada Google gauna ten 50 milijonų eurų baudą. Čia taip, tai jau nebus. Tada pasilieka vienintelis dalykas, tas, kuris kalba, jį užkimšti, jam burną.
Ir tai yra kalbama. Nu, ir tas Jakilaitis kalba, kad prieš rinkimus reikia socialinius tinklus uždaryti. Tarp kitko, jis ne vieną kartą jau šitą dalyką paminėjęs ir aš bijau, nes jisai garsiai kalbantis, žmogus turintis įtaką tiek žiniasklaidoje, tiek, manau, kad ir tam tikrų politinių partijų, tam tikros grupės žmonių. Ir tas jų noras, aš bijau, kad jisai gali realizuotis, nes jie link to eina, jie to norėtų. Jie tada pasilieka savo keletą kanalų, tokių didelių, per kuriuos galės ištransliuoti savo dezinformaciją, bet visus kitus mažiukus, mažesnius, taip vadinam alternatyvę žiniasklaidą, tiesiog uždarys. Taip, uždarys, kad žmonės negautų kitos informacijos, kuri jiems netinkama. Tai va štai šitie požymiai, užkurta teisėsauga, renginyje Grybauskaitė sutikta kaip Didžioji gelbėtoja, dokumentinis filmas Didžioji gelbėtoja, kuri išgelbėjo Lietuvos nepriklausomybę laisvę. Toliau kova, mirtina kova, egzistencinė kova dėl LRT, tai yra dėl kanalo pagrindinio ir dėl pinigų, kurie tenais yra. Jų yra milžiniški, jie yra labai daug. Toliau Ulbinaitės pataisos. Toliau dabar visiškai neseniai dar buvo priimtas įstatymas ir praėjo per Seimo narius būtent toksai, kad jie be teismo leidimo gali klausytis telefonu, mūsų kompiuterio informaciją žiūrėti, skaityti paštus ir mums nežinant įeiti mūsų namus, patalpas, dėti blokes, patyti. Mūsų Seimo nariai dabartiniai balsavo, sutiko, viskas tvarkoja. Tai visą tą rodo, visi šitie požymiai, kuriuos pasakoju, rodo tai, kad vyksta pasiruošimas. Dabar ar tai bus Grybauskaitė? Ta grupė asmenų, kurie veikia, kuri gauna, kuri kontroliuoja milžiniškus srautus, jiems tai būtų geriausias variantas. Dėl to, kad jinai tvirta, jinai gali bet kurį pastatyti vietą, visi drebėdavo, kada ją matydavo, kada jinai kviesdavo ir visi iš karto paklusdavo dėl to, kad bijo ir bijojus. Jinai turėjo įrankius, kuriais galėjo priversti juos tai pasielgti žmogų. Bet jinai gali nesutikti, jos amžius, o kam jie tai reikia. Jinai tai puikiai gyvena, jinai gerbiama, jinai važiuoja tarptautinius visokius renginius, jinai ją kviečia, interviujama, kam jie čia dar reikalinga gyventų, savo sodė gėlytės augina ir viskas. Bet grupiai tai reikia, tokio žmogaus. Tai jiems reikia tada surasti alternatyvą, tokio charakterių, stipraus, kuris turėtų autoritetą, kuris galėtų būti ryžtingas, kuris galėtų nesiskaityti su žmogiškumu, pastatyti bet kurį teisėją į vietą, ar ten saugumo vadovo priversti atlikti darbus tokius, kurios prieštarauja įstatymui, reikia kitų, o toks žmogus yra, kas Budrys, Jakilaitis, Tapinas. Tik Grunskienė. Ne. Tik po generalinio prokuroro Grunskienė, kas man ateina ant liežuvio galo, jeigu nesutiktų Dalia Grybauskaitė, tai panašios retorikos, bet taip, aš čia tik ką tik pasakiau, niekom neparemta mano nuomonė, bet tiesiog tipažas tokio žmogaus. Taip. Tai aš girdžiu, bet skirtingai nuo mano paminėtos pavardės, tai Dalia Grybauskaitė irgi sutinku, kad yra tam tikri veiksmai, kurie jau rodo, kad ją vėl stumia link to, ar ne pati eina link to. Taip, yra tokia. Galit, paminėsit gal keletą frazių iš to dokumentinio filmo, kas užstrigo? Bambagyslė filmas trumpai buvo apie tai, kaip buvo statomas Independence'as, kokie buvo daryti perversmai kardinalūs energetikos sektoriuje, kadangi energetikos sektorių bandė perimti Rusiją ir jie neleido ir jie išgelbėjo, būtent pastatė alternatyvų dujų tiekimo kanalą. Ir ten buvo pasakyti tokie dalykai, kurie labai mums svarbu suprasti. Tai buvo pasakyta prezidentės Grybauskaitės. Tai pirmas dalykas, buvo pasakyta tai, kad iškilo egzistencinė grėsmė. Ana iš tikrųjų egzistencinė, neegzistencinė, nes 14 metais Gazpromas gali nutraukti, baigėsi sutarties galiojimas, kurį 10 metų galioja, ir gali dujos dingti, neturėsim dujų, čia sušalsim ir taip toliau. Ir ar tai būtų buvę, ar tai nebūtų buvę, svarbu pabrėžiu, buvo mirtina grėsmė, spaudė, aš susitikau su Putinu, Putinas mane su keiksmažodžiais spaudė ir taip toliau. Grėsmė, tai vienas dalykas. Klausimas, ar jinai tikrai rimta ta grėsmė buvo. Antras dalykas, jeigu reikia spręsti problemą, jeigu reikia kovoti su tokia grėsme,
tai mums negalioja jokios taisyklės, jokie įstatymai. Jie tik tai trukdo, reikia greitai viską daryti, kaip Independence, dėl tų konkursų nebuvimo, dėl tų kitų dalykų, dėl to offshore'inių kompanijų, dėl tų melagišių, kurios buvo viešuosiuose pirkimuose ir daug kitų dalykų, kurie tenais įvyko, nesvarbu. Vyrai, imkite ir darykit. Norit savo į kišenę, galite dėti, aš savo dadėjau šiaip savo, bet darykit, kad būtų tas laivas po metų, po 2. Jis sako, 200 milijonų kainavo ten lubė. Čia milijardas, 1,5 milijardo, nesvarbu. 2 milijardai kainuoja, svarbu, kad būtų. Tai yra, taisyklės negalioja. Niekas. Kitas dalykas, jeigu yra kova dėl nepriklausomybės laisvės, tai žinokite, gerbimieji, čia irgi ta nuostata dar viena, jinai sakė, jinai yra neįkainuojama. Jeigu reikia, mes paimsim 5 milijardus, čia aš savo pridedu, jeigu reikia, paimsim 3 milijardus. Bet ar ta kova tikrai yra tikra, kaip aš sakiau, ar ta grėsmė yra tikrai, dėl kurios reikia sukelti tokią ažiotažą ir visą kitą. Tada jos, kaip ir klausė, kaip jinai pati atsako, klausykite, o kodėl su Estija ir Latvija nedarim kartu? Juk laivas toks didelis, kuris ir juos aprūpintų dujomis. Juk jie prisidėtų, tai mūsų visuomeniai nereikėtų tiek daug pinigų mokėti. Todėl, kad ten rusai veikia, rusai turi didelę įtaką ir rusai per Latviją būtų trukdę mums įgyventi šitą projektą, todėl aš juos atsisakiau. Taip. Bet de facto jie naudojasi iš to laivų. Bet tą saugumo sudedamai moka tik Lietuvos piliečiai. Taip. Mes mokam, jūs, aš, visi kiti. Ačiū mokam. Jums užvedėt, aš turbūt turėsiu peržiūrėti šitą dokumentinį filmą ir padaryti jo dekonstrukciją, nes tai, kaip jūs sakote, yra tik iš dalies tiesa ir reikia žmonėms paaiškinti, kad tikrai mums reikėjo panašaus sprendimo, bet tikrai reikia paminėti, kad buvo Lubio sprendimas, Achemos, konkrečiai, kuris būtų ir greičiau, ir pigiau. Ir prieš 6 metus būtų jau įgyvendintas. Taip, nereikėjo mums laukti kitų 14 ir jisai būtų padarytas ir atliktas. Šitą dalyką kažkaip, nors bandom akcentuoti, bet jis kažkaip nublanksta, bet tas yra labai labai svarbu. Ta galutinė kaina, nesvarbu, kad gal ir laisvė neįkainuojama, bet tai visiškai nereiškia, kad mes turėjome permokėti, reiškia... Jokiais būdais, ne. Žiūrėkit, kaip jeigu grįžtant prie tų nuostatų dėl nesilaikymo įstatymų. Netgi, kada karas vyksta, yra karo padėties įstatymai. Yra karo metu įstatymai taisyklės. Jos turi būti. Negali būti, kad ne, mes spjauname viską, taisyklių nesilaikom, įstatymų nesilaikom, mes veikiam be jų. Negali tai būti. Taip nėra, taip neturi būti. Tai yra neteisėta. Kitas dalykas, neskaičiuokite pinigų, juos visą laiką reikia skaičiuoti. Jeigu kainuoja laivas 200 milijonų, tai negali jisai kainuoti 1,5 milijardo, pavyzdžiui. Tai yra žala, kurie padaryta daug didesnė, negu ją galėtų padaryti tas, kuris menamai kelia grėsmę. Suprantat? Jinai jau padaryta žala visuomeniai didesnė negu tas galimai kėlęs grėsmę. Bet pas mus visi kritikai nutildyti. Kokiam skardžiui, kuris galbūt vienas labiausiai suprantančių iš politikų, aš žinau, kad ir jūs suprantat, nes dirbot atitinkamuose struktūrose ir dar buvo jūsų tyrimo laukas, bet ir politikai nutildyti. Atvirkščiai priklijuota radikalų lipdukai, jie toliau klijuojami tam, kad tiesiog žmonės negalėtų pasisakyti ir paaiškinti likusiai visuomenė, kuri gal mažiau supranta, mažiau domisi. Taip, vatnikai. Vatnikas ir žmonės neturi kritinio mąstymo, iš karto paskaito vatnį, viskas, tema uždaryta, nėra čia kas ko. Nesuformuojama taip, kad iš tikrųjų, reiškia, tu atstovauji Rusijos interesus. Ne, būtent Lietuvos interesus, nes neginčiama, kad šito sprendimo reikėjo, šitai klausimas kokiom priemonėm. Čia, žinote, Aleksandrai, kaip Rusijoje yra užsienio agentas ir kada užsienio agentas kalba per YouTube kanalą, kaip dabar, turi įdėti tokią prieš tai pranešimą, kad jisai yra užsienio agentas, dėl to neklausykite arba netikėkit, ką jis kalba, perpasitikrinkit. Tai šio iš karto vatnikas, reiškia, arba neskaitom, arba skaitom tik sukritiškai, arba iš karto apmėtom kažkokį tai ten įžeidžiančiai žodžiais ir viską tą uždarom. Baisus dalykas, kada nėra kritinio mąstymo. O kur jis dingo? Nes man irgi, aš esu, tikrai galiu prisipažinti, aš esu didelis kritikas Dalios Grybauskaitės, man absoliučiai nepatiko, gal apie jos istoriją, jeigu norėsim dar pašnekėsim, bet net jos valdymo laikotarpis man labai nepatiko, nes man atrodo, kad tuo metu demokratijos sumažėjo. Aš matau, kad ir jūs savo laidose irgi pasisakot, kad tai yra
Jūs labai gražiai tai vardinate, kad tai buvo valdžios koncentracija. Ir labai gražiai paaiškinot, ir gal dabar labai norėčiau, kad irgi tą patį padarytumėt ir mano kanalo žiūrovams, kad turi būti valdžios atskirimas. Taip, nes čia esmė demokratijos. Tai yra demokratijos esmė, kai yra valdžios atskirtos ir jos veikia savaime, o čia mes matom kitokį reiškinį. Jo, ir dabar klausimas, ar mums reikalingas gelbėtojas, tokia kaip Dalia Grybauskaitė. Ir mes galim pasižiūrėti ir vertinti, ar ką jinai padarė, būdama prezidentė, nes jinai buvo prezidentė ir taip toliau. Tai dabar vienas iš argumentų, kuris rodo, kad galbūt nereikia, tai yra toksai, kad gal visi nežino, gal žino žmonės, kad yra 4 valdžios, tai pavadinkim valstybė, demokratiniai šaliai. Tai yra viena leidžiančioji, tai ta valdžia, kuri leidžia įstatymus, juos kūrė, inicijuoja, priminėja ir taip toliau. Ir Seimas, parlamentas, aukščiausia valdžia, kur atstovauja tautos interesus, poreikius, taip toliau. Antroji vykdančioji, kuri vykdo ir kuri turi laikytis tų įstatymų, kurie yra priimti, kurie gyvendina projektus, kurie teikia žmonėms paslaugas, sveikatos, saugumo paslaugas, gynybos klausimai, užsienio politika ir taip toliau. Toliau yra teisminė, jeigu vyksta ginčas, nesusipratimas kažkoks, tai žmogus ar institucija, organizacija eina ir ieško tos teisybės teisme, ir teismas pasako. Ir jeigu vyriausybė priimė kažkokį tai po įstatyminį aktą, kuris neatitinka konstitucijai, tai teismas ir pasako. Tai prieštarauja konstitucijai, niekas nesilaikykit šito įstatymo ir vyriausybės, kuri priimė netinkamą įstatymą, yra panaikinama. Jinai negali jo gyvendinti. Ir toliau yra, kuri turi didelę įtaką valstybės, tai yra visuomenė, rinkėjų, tai yra žiniasklaida, tai yra žurnalistai. Tai yra 4 valdžios. Ir demokratiniai šaliai šitos 4 valdžios jos turėtų veikti kaip atskiros, kaip atsvara viena kitai. Jeigu viena nuklysta nuo kelio ir pradeda išsigimti, tai ją į kelią pastato kitus. Jeigu 2 nuklysta, pavyzdžiui, leidžiamoji ir vykdančioji, tai teisminė pastato į vietą. Labai greitai, nes įvyksta ginčas, pilietis, organizacija, įmonė duoda į teismą, teismas pasako, kad vyriausybė yra neteisi, ministerija neteisi ir sprendimas priimtas ne jų naudai, o to naudai. Viskas aišku. Grybauskaitės valdymo metu atsitiko taip, kad jinai, būdama tvirto charakterio, gebėdama ir turėdama tuos puikius gebėjimus valdyti biurokratiškai, biurokratiniu metodu, tai nėra geras metodas, jisai reikalingas bet nepilnai biurokratinis, jinai sugebėjo uzurpuoti ir leidžiančiąją, ir vykdančiąją, ir teisminę. Inbedė, ir dalį žiniasklaidos. Parlamento darbą, taip sakyčiau, jinai metinėme pranešime, juos išdėjo į šuns dieną, metinėme pranešime. Jinai sakė, kad tai yra parsidavėliai, kyšininkai, sisteminė korupcija, prekiauja įstatymais, jinai visaip, jinai parlamentų nemėgo, numatėsi, kad nemėgo, spaudė, tyčiojosi, žemino, taip toliau. Bet vyriausybė po jos buvo, kadangi ministrai, ir pasiekmo, kas tam filme Bambagis, kai pasakojo, kada paskambino prezidentė ir pasakė ateiti pasiaiškinti vieno klausimo, kaip jisai išsigandęs, tenais galvojo, naktį nemiegojo, ėjo. Kaip Kubilius, kaip rašė spauda, ministras pirmininkas atėjęs nebuvo priimtas, nežinau kiek šiek tiesos, bet tai, kad viešoje erdvėje parašyta, jam tarp durį buvo išsakyta nepasitenkinimas kažkokio tai klausimo ir jisai išklausė, visas raudonas grįžo. Toks, tai yra po jos sparno Sakalas garbės buvęs socialdemokratų pirmininkas, garbės pirmininkas sako Butkevičiui premjerui, klausyk, tai ir tu valdai vyriausybę, juk vyriausybė Grybauskaitė valdo, jinai faktinė valdovė, tai jinai uzurpavo šitą valdžią, jinai uzurpavo jėgos struktūras, kurie jai atsakingos ir yra, ir teismus. Ir dėl teismų aš niekaip galvodavau taip, kad teismuose, dar ten paimkim saugumą, STT, FNTT, yra žmonės galbūt neplautaus pasaulėžiūros, ne tokio filosofinio mąstymo, galbūt siauresnio, kur žiūri vien tik į kriminalinius nusikaltimus, taip toliau. O teisėjai tai yra žmonės, kurie turi labai platų išsilavinimą.
ir supratimą pasaulio judėjimo, pasaulyje žiūros ir taip toliau, nes jie priima labai svarbius sprendimus. Ir aš galvoju, kad jau jie turi tvirtą charakterį, nepasiduos. Pasiduos, kaip jinai sugeba juos būtent padaryti. Ir čia yra 3 pavyzdžiai. Ir vienas iš to, kai aš, Aleksandrai, iš jūsų Facebook'o pasidalinau, teisėjas buvęs, jūs pasidalino to teisėjo, aš tai teisėjo, ten yra 2 pavyzdžiai pateikti. Vienas pavyzdys. Tiesiog mane šokiravo, jeigu tai yra tiesa, bet reikėtų daryti, tą pasakyti galimai, kada jisai pasakoja apie tai, kad jį su vadovu, kaip teisėjus, iškviečia į valstybės saugumo departamentą, nusiveda į kambarį be langų, tai matyt, kad jau toks jau buvo numatytas veiksmas, kad žinotų, kas čia įvyks, bijotų, pasisodina ir pradeda aiškinti, plauti smegenis, mokyti patriotizmo ir dar kaip paaiškina, iš kur jie gavo tą instrukciją vykdyti. Be abejo, po tokio smegenų plovimo jie išėję, tai arba išeis iš darbo, jis sakys, aš nenoriu iš to darbo, arba jie darys tą, ką liepia tą daryti. Tai čia iš esmės, tik pritariu, yra tik 2 pasirinkimai. Taip, nes tai yra spaudimas. Kitas dalykas, išrenkama teismo taryba nauja, kaip antras pavyzdys jisai pasakoja, taryba susitinka su prezidentė, viskas labai didinga, taip ir turi būti. Susitinka ir klauso tuo metu, kada jinai pasakoja apie tai, kad politinės partijos yra kyšininkai, kiek aš apie jo žinau, ten taip toliau. Ir jūs patys tokie patys esat. Ir jūs reikia kontroliuoti, visus prižiūrėti, ten tipo saugumas, ten sektų ir taip toliau. Jie yra tarybos, teisėjų taryba. Aukščiausias organas, žmonės su didžiausia patirtimi ir taip toliau. Kad ten yra kyšininkavimo, kad ten yra problemos, tai visur yra, bet ne visi teismai, ne pilnai 100% jie yra to. Bet tas įbauginimas jisai buvo ir per 10 metų jos 2 kadencijų jinai net ir sustatė krūvą teisėjų. Irgi, nes teisėjų paskirimas irgi, kas nežinojote, tai yra prezidento prerogatyva. Taip. Ir ten irgi pas tą patį advokatą buvo parašyta tai, ką aš jau seniausiai žinojau, kad jinai net galėdavo kritikuoti kandidatus į teisėjus dėl jo aprangos, išvaizdos, netinkamos kilmės dokumentų, vos net tėvai ten tiko, neįtiko. Tai buvo, aš tokius dalykus žinojau, tik žmogus, o dabar išdrįso viešai tą dalyką parašyti. Taip. Tai tada ir iškyla klausimas, ar mes norime asmens, mūsų prezidentų, kuris uzurpuotų visas kitas valdžias ir praktiškai ir faktiškai taptų vienvaldžių valstybės vadovu. Nesiskaitytų su įstatymais, nesiskaitytų su pinigais, kiek reikia, nesakytų, kad yra išorės grėsmė labai didelė Rusija. Bet mes matom, kad dalis žmonių nori, net šurpuliukai jiems ten bėga ir taip toliau. Ir aš galvoju tada, iš tikrųjų, ar nekritiški, ar žmonės iš tikrųjų tie, kurie galbūt turi aukštesnės pajamas kažkaip, dabar ypač jaunimas, įsitaisė gyvenimu, jiems atrodo, kad viskas gerai, va čia yra kažkoks ryžtinga, įvėlgi per palyginimus, matau, kad dabartinis prezidentas neryžtingas, bet kritinio mąstymo nėra. Ir vat ką dar irgi paminėjot, ir kur paminėjot, bet aš nesutinku, paminėjot visas valdžias, bet aš manau, kad ir dalį žiniasklaidos buvo Dalia Grybauskaitė irgi. Taip, aš tik nebaigiau, nes ten kas savaitę buvo susirinkimai. Gerai, ir Darius Kuolys irgi viešai eterį buvo pasakęs, kad jeigu per 10 metų nėra nei vieno žurnalisto, kuris sugebėtų užduoti prieš tai nesuderintą klausimą, čia yra bėda. Čia yra Putino atitikmuo. Reiškia, kad tiesiog visi klausimai buvo iš anksto suderinti, nes man, kaip piliečiui, man iki dabar neatsakyta, nes buvogi kalbų ir apie jos galimus ryšius su KGB, jos išsilavinimas, jos darbovietė, ta partinė mokykla. Partinė mokykla irgi, kas nežino, tai yra, kad ir dėstė KGBistams. Tai reiškia, tu pats galimai turėjai būti ideologiškai tvirtas, o gal net ir laipsnį toj pačioj tarnyboje, kad dėstyti va šito dalyko, aš nežinau, gal šiek tiek aš ir per jaunas, bet taip, į tuos klausimus mes ne tai, kad negavom atsakymų, nieks neišdrįso jų užduot. Kur buvo sausio 13, irgi, tai čia jau net neklausimas, čia aš teigiu, ta prasme, kad jinai tuo metu buvo kitoj barikadų pusėj, kartu su Burokevičium. Tai yra tie žmonės, kurie priešinosi Lietuvos nepriklausomybei.
Tai man dabar žiūrėt, kaip per sausio 13, jinai sako, mes kaip tada, tarsi, ne, Dalia, gerbiamoji, jūs buvot kitur, jums nereikėtų tapatinti su sausio 13 herojais. Tai vat, kaip žmonės, kurie vat irgi dabar už laisvą žodį, jiems nebereikia to laisvo žodžio, jeigu jie nori tos stiprios rankos. Tie, kurie yra save vadina patriotais ir už Lietuvą, tai aš nežinau, tai reikėtų grįžti ir atsakyti tos klausimus apie sausio 13. Tai tie žmonės, vat, kaip jūsų nuomonė, kas verčia juos pamirštą praeitį ir norėt gelbėtojos Dalios Grybauskaitės vaidmenį? Negalima leisti Lietuvoje prezidento postą užimti žmogui, kuris įves autoritarinį režimą arba diktatūrinį režimą, kuris vienose rankose gaus didžiausią valdžią ir galės valdyti. Todėl, kad šita sistema priveda prie to, kad kiti žmonės, kurie tampa jo pavaldiniai, pradeda kitus, ne tai, kad žudyti, iš darbų išmetinėti, iki teisminius pradėti, gadinti žmonių likimus, gyvenimus ir taip toliau, tikėdamėsi, kad jie elgiasi naudingai ir gerai autoritetui. Tokių sąlygų jokiais būdais negalima sudaryti žmonėms, nepriklausomai, kas jie tokie yra. Lietuviai, rusai, vokiečiai, anglai, nes jie visi pasituoda būtent šitam dalykui. Čia yra baisiausias dalykas. Ir paskutinis tuomet klausimas, nes gražiai išsidiskutavom, tai jau ką mes kaip paprasti piliečiai galime padaryti, kad sutrukdyt. Čia dabar ne apie kažkokią konkrečią personalę, o gal net grupuojant, kad sutrukdyt žmonėms atvesti Lietuvą kažkokią autoritarinį valdymą. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Pabandykit paprasčiau. Va kaip ten eksperimente dalyvavo, ten 305 žmonės, kurie atsisakė dalyvauti, kurie sakė, kodėl aš net, sako, aš noriu išeiti, jūs neturit pasirinkimo, jūs turit daryti. Aš gražinu jums ten $5, tai kaip šiais laikais $50, už tą gražinu $5, kuriuos sumokėjote, aš išeinu. Jūs neturit pasirinkimo. Kaip aš neturiu pasirinkimo? Aš turiu pasirinkimą. Aš spjaunu ir išeinu. O kiečiausia buvo viena moteris, kuri vaikystėje buvo holokauste atsidėjo žydė. Jinai, tas, kuris jau patyręs vieną kartą pažeminimus, persekiojimą, taip toliau jis niekad nepasiduos. Jinai iš karto sureagavo. Mes turim žmonių, pirmas dalykas, tie, kurie praėjo kažką tai jie niekada nebalsuos už autoritarinį žmogų. Tie, kurie nepraėjo, jaunimas ypatingai dabar, kurie nežino, kas yra karas, nežino, kas yra sovietinis režimas, nežino, kas yra persekiojamas ir taip toliau, jiems tas patinka, čia mada tokia ir čia ir autoritetas, tokia, ateišė visus į vietą pastatys, jie balsuos. Ir mes čia nieko negalim padaryti. Mes galim šviesti žmonės, kaip jūs darote, Aleksandrai. Šviesti, aiškinti, kad yra kita nuomonė, kad neskubėkit vertinti, neskubėkit priimti teiginio, kad jis yra teisingas. Jūs sustokit ir pagalvokit, ar turit pasirinkimą, ar tai yra teisinga. Kritinis mąstymas. Sustokit ir pagalvokit savo galvą. Ar teisingai elgiuosi? Gal kitaip reikėtų daryti, o ne taip. Nepasiduoti madai jokiai. Viskas. Bet visuomenė yra tokia sudėtinga, kad... Bet mūsų turbūt visiškai pritariu, reiškia, mūsų darbas yra šviest, skirt dalį savo laiko tam, kad jūs, gerbėmieji, gautumėte ir kiek kitokią nuomonę. Labai džiaugčiausi, jeigu išgirdę skirtingas nuomonės turėsit absoliučiai savo kažkokią, tiesiog dabar susirenkat faktus arba tas nuomonės ir turit savo, to aš jums ir linkiu. Kviečiu dar kartą prenumeruoti mano YouTube kanalą, taip pat labai džiugu man ir ne pirmą kartą tą darau, kviečiu prenumeruoti ir Kastyčio Braziulio YouTube kanalą, jisai netgi gerokai dažniau išeina į eterį. Klausykit, žiūrėkit, nepasiduokit kažkokiam mainstreamui, kas be abejo normalu, kad ir normalios žiniasklaidos klausotės. Klausykit, žiūrėkit, daugiau domėkitės, kuo daugiau domėsitės, tuo aiškesnė bus jūsų asmeninė nuomonė. Dabar dėkoju Kastyčiui, kad atėjo šiandien pas mus. Ačiū jums visiems ir jums, Aleksandrai. Ir sakau, iki kitų kartų.